praeito video kažką supratom. Daug kas rašė, kad argumentai silpni. Ok, šį kartą kalbam apie konkrečius dalykus, kurių naujose mašinose arba nebėra, arba jie tapo nepraktiški. Alyvos matuoklis. Anksčiau pats patikrindavai bet kada. Dabar viskas per elektroniką. Rodo tada, kada sistema nusprendžia. Ne tu. Arba turi įeiti į paslėptą meniu prieš užkuriant mašiną. Alyvos slėgio gaugas. Anksčiau matei realų slėgį. Dabar viena lemputė, kuri įsijungia tada, kai varikliui jau tikras medis salone. Anksčiau premium reiškia tikrą medį, dabar plastikas su raštu, bet kaina kaip už tikrą. Odinės sėdynės. Anksčiau oda buvo oda, dabar eko, vegan, synthetic, realiai plastikas, kuris greit nusitrina. Arba alkantara, kuri maloniai pakeis savo įvaizdį, jei tinkamai neprižiūrėsi ar ištepsi. Ir viskas per diagnostiką. Net senas 211 Mersas. Be kompo praktiškai nieko nepadarysi. Oro pakaba, stabdžių kaladėlės, klaidos, resetai, reikia STAR diagnostikos. Kitaip net nesuprasi, kas negerai. Anksčiau matei problemą, dabar matai tik klaidą. Čia ne apie seniau buvo geriau. Čia apie tai, kad dabar mažiau realios informacijos, daugiau elektronikos ir daugiau priklausomybės nuo serviso.